Sveiki, nešvankūliai, ir mes pristatom naują projektą. Fake news. Per daug metų savo jau tos kūrybos, man jau dabar 25 metai eina. Okay. Aš manau, jau sukaupėm tokią solidžią patirtį ir galim vadinti save ekspertais jau to fake news meno, atpažinimo. Tu daugiau metų, aš kažkur 13 metų esu toj sferoje. Jo. Nu ir pasijaučia iš mūsų tas toksai, kad aš daugiau patyręs biškai. Kadangi mes jau pridarėm tų fake news ir jau sunkiau mums padaryti, nes kartais būna, kad kažkas jau matė video, tai sako, ai, čia nešvankiai bus. Pagalvojam, jeigu mes negalim daryti, mes galim bent pasakyti žmonėms, kur yra fake news, bent jau išreikšti savo nuomonę, kur mums atrodo, kad fake news čia yra. Come on, ar jūs nematot? Aš manau, kad galim net padaryti tokį dalyką, kaip turėti skirtingą nuomonę, nebūtinai, kad kartu nuspręsti ir tada, teisingą atsakymą greičiausiai nesužinosim niekaip, bet bent jau paspekuliuoti ir užduoti jums pasakyti, kaip jūs mano, čia fakes ar ne fakes. Irgi būtų įdomu sužinoti ir komentaruose jūsų nuomonę. Jeigu pamatysit kažkokį tai fake video, tai galit mums atsiųsti dėl paštu info@nešvankit.lt. Nebūtinai fake, bet toks, kur atrodo, kad kažkas čia ne taip. Negali būti taip. Ir mes tada ką padarysim, per laidą pasijungsim jį kartu su jumis, apžiūrėsim, įvertinsim kiekvieną detalę to, kodėl mums gali atrodyti, kad čia fake, ar kodėl gali atrodyti, kad ne fake. Aptarti, jeigu kažkas iškils kažkokius skemus, kurie vyksta Lietuvoje, kaip šiaip bando žmonės apgauti, ar nebūtinai Lietuvoje. Tiesiog daug dalykų apžvelgti, viskas susijusi su apgavystėm. Patestuosim kartais net produktus kažkokius, išsiaiškinsim, ar tie produktai, kaip reklamuojami, atitinka realybę ar ne. Tu gavę produktą sako, oi koks geras, bet ar nereikėtų patikrinti prieš reklamuojant, tai irgi norėsim išsiaiškinti, ar tikrai tas produktas efektingas ir iš šalies nuomonę pasakyti, o gal bus rimtai efektingas, tai perkam, žiūrim, dirbam. Mes nesam nusiteikę prieš nieką, įvertinam, apskaičiuojam ir dar ką darysim, bandysim kuo dažniau išlikti miestą, paklausinėti žmonių, kaip jie mano. Tai čia jau toks bus biškiai iš mūsų sferos dalykas, kad einam, parodom kažkokį video, klausiam, kaip jūs čia manot, fakes ar ne fakes, gal mes savo video kokių parodysim. Kaip pasakė, išleisim miesto, gal, tai mes jau galim, irgi viškai. Biškai atsipalaiduoti, žinai, tu buvai kokį labirą gal pajudėti, paklausinėti ten, žinai. Nuomonė. Panelių jaunų, ką jos galvoja. Kokį wingman padaryti irgi. Nėra tokio alkoholio kiek, kuris nestvarkyt viską. Tai žinot ką, panelės jaunos, rašykit irgi mums. Kybartas, o čia darambutis, tai rašykit atskirai kartu. Ne, man nerašykit, man paėbai. Ok, aš vis dar lieku prie savo nuomonės, kad parašykit. Tai gerai, keliaujam į pirmą epizodą. Tai mes nustatėm, jog čia yra Lietuvoje, nes lietuviški autobusai, ne? Jau 3 gan nesumaišys. Kodėl mums užkliuvo tas video? Jis internete yra labai stipriai paplitęs, yra ten puslapių virš 10 milijonų peržiūrų, 490 000 laikų. Komentarai, good job, visi labai jau patiki šitą informaciją. Vilnius Liteinė jau atsakė, reiškia. Jau mums nereikia. Jau vienu darbeliu mažiau. Rolandas Trepeikis sako, Lietuva, geri žmonės gyvena čia. Mes su to nesiginčijam. Labai daug komentarų ir, nemačiau, kad dar būtų nors vienas komentaras apie fake, NG. Ir labai daug sako, kad dievulis atsiuntė į žemę. Gerai, galim pasižiūrėti. Matom, močiutė apibraukta raudonai, kad žiūrėkit į šitą vietą. Matosi, kad filmuojama su kamera kažkokia, CCTV, ta, kur fiksuoja, nežinau, neįsivaizduoju, kur čia gali būti ta kamera uždėti, čia ryškiai ant stulpo tiesiog yra. Bandė sudaryti įvaizdį, kad yra filmuojama nuo pastato, bet pastatas per žemai, man atrodo. Tai čia yra akių lygiai, gal šiek tiek aukščiau ir prikabinta ir aišku, man atrodo, kad čia yra uždėta tiesiog. Aš nesu matęs kameros filmuojančios gatves tokios geros kokybės, nes kai reikia surasti kokį nors vagį ar dar ką nors, visada yra veidas 4 pikseliai. Ar atpažįstate šį žmogų? Čia vaizdas labai geras. Formatas įdomus iš tikrųjų, ne plačiakas, horizontalus. Tai keista, nes šiaip tokios kameros filmuoja tik tais plačiai. Čia kažkaip nei stačiai, nei plačiai. Nukirpta. Tikriausiai yra nukirpta kažkuri dalis, kuri nepatiko gal filmuotojams. O gal čia viskas gal ne? O gal tikro, mes rimtai, dar nepažiūrėjom, jau ateisim. Tai pasižiūrim. Po žingsnelį, pažiūrim. Gerai. Iki pirmo užkliuvimo kažko. Gerai. Aha, aprizūmina. Zoomas irgi kokybiškas. Mašina, nepraleidžia. Come on. Va, Šarans jau sako, laikykis, broli, praleidžia. Mačiutė sunkiai eina. Žiūrėk. Avarin ir iškart mersas. Draugelis atvažiavo. Atbėga.
Aha, sako, atei kolega, kaip tik mes pažįstame. Du jauni, bičiukai. Kodėl paėmė tą? Mačiulę gatvėje paliko. Stovėti, jeigu būtų ta mašina kita mažiausias, būtų nutrenkas. Kas neša mačiutę tai? Kaip per vestuvės, per tiltą. Sako, gerai yra. Koničiva. Gerai. O, palikai rogės, sako, ne? Nu, ir parbėgo. Ir viskas. Nu, daug minčių man sukės aplinka. Gerai, dar vienas dalykas, kad matom, užstojo autobusą. Dabar autobusas realiai turėjo palaukti. Bet gali palaukti, nu, gražus gestas. Gražus. Vairuotojai gal atrodė, kad čia yra realus dalykas, bet dabar tai tiesiog užkimšo autobusai, jis turėjo laukti, nes jis negali apvažiuoti. Dėl to, kad rašytų God bless yra verta. Šiaip kas įdomu man, aš nežinau, kaip realiam gyvenime ar tai būtų, ta pirma mašina sustojo okei, bet tas antras Mersas atvažiavęs per vidurį pasistatė tarp tos pirmos mašinos ir autobuso. Nu tai tipo atrodo, nu tai statytum tiesiai, tipo, bandytum taip įlysti ir iš karto išbėgti iš tos mašinos. Nes, o kodėl tau reikia neužstatyti eismą, jei tu darai gerą darbą, tiesiog per perėją žmogų pervės. Nu tai padarai darbą ir viskas. Va čia tiesiog norėjau, kad netrukdyti, nežinojau, kad filmavimas vyksta, tai negali per daug užimti vietos. Ir šiaip tu, tipo, dabar tu važiuoji, tu matai, kad mašina sustojus padeda močiutai, nu, tu belipsi. Aš nežinau, kodėl dar trečia mašina nesustojo dar, kad kaip per koncertą, kad praneštų. Man dabar autobus vairuotis, nu come on, ar negalėjai irgi rogės nunešti? Dabar jis santariškis, jis važiuoja gražiausiai ir negali padėti. Pirmas, padėk, o draugelis atbėga. Rogės, nuneša iki pusę kelio. Nu kodėl? Ne, nu kad netrukdytų. Okay. Gerai. Bet tas dėčimas. Everyday Life. Toks puslapis ir čia yra PUA Pandas. Pandas yra lietuviškas brandas. Ford Panda. Labai gerai, kad daro toks video. Nu, mes irgi, hei, mes nešventojame. Hei, come on, mes irgi darom toks dalykas. Berniukas, tas, matai? Čia tas pats, ne? Čia tas berniukas, visiškai. Jis jau dabar jau virtuvė, jau šilta jau. O, vėl tas pats. Taigi turi mašiną, kam tu važiuoji? O kas filmuoji taip slaptai video? Ir pažiūrėk, close-upų kaip sužaidžia. Antras vaikinukas. Jau lūžo koja, žinai. Kaip jis vairavo mašiną tą? Čia tas antras, kuris atbėgo. Ne, čia pirmasis vaikinas čia yra. Policininkas, matai praėjo. Ar ne? Atsakat gal. Nu, bent jau... Va. O, jo. Kažkokį. Ir nepakėlė. Irgi geras, ne? Čia tiek bloga vaidyba. Žiūrėk, pasitrauks, nenori. Nu šitas gal nebuvo aktorius. O, gražuolė, atėjo padėti. Ir aš manau, kad ta gražuolė turėtų laimėti dabar kažką. Kažkokį prizą. Čia Mr. Beast video. O, jis sako, come on, it's a prank, bro. Sakau, prizas. Net ne kovo 8. Ir bučkis, ir koja jau. Nu jau laižį darys turbūt. Ne, išeina. Video moralas toks, kad reikia daryti bent jau to puslapio research, paiešką kažkokią didesnį, nes aš pažiūrėjau šiek tiek, žinai, ir iš karto. Jo, nu kiekvienas žmogus įsijungęs, jis nei darys, nei jam įdomu, nei čia yra kažkoks reikalas. Jam įdomiau parašyti God bless you. Nebuvau daręs research ten viduje, aš tą video pamačiau ir man iškart buvo dėl to, kad aš esu matęs jau prieš daug metų padarytą irgi tokį patį video, jau ten buvo ne Lietuvoje, tai aš galvoju, kad čia tiesiog yra pasisavinta idėja ir šaunuoliai gerai padarėm. Tiek gautumėm peržiūrų, wow, vyva. Tai kiek sakai peržiūrų yra? 16 milijonų, bent jau čia, bet aš jas mačiau ir kitam kažkiam puslapį dar perkeltą. Kai analizuoji, jau daugiau pamatai detalių, bet iš pirmo karto tas mačiutės nešimas. Jo, tas tai žiauriai. Viršūnė. Aš nesu nešęs nieko. Aš paimčiau mačiutę kažkokią taip, sakyt, nu ką tu? Kodėl tu paim normaliai? Kodėl dviesi reik po vieną koją, po vieną ranką, kiek to mačiutę sveria? Ir šiaip gali į parankę bent jau, man jau tai gerai bus. Aš einu. Ta mačiutė gal net nenorėjau pagalbos. Jie tokia, galvoju, gerai, varau per gatvę, privažiuoja mašinas ir, nu tik ką, žinau, gal dabar čia mane žagins. Nu, nežinau, dėl to. Nu, jų tikslas yra tiesiog klikai. Ar čia yra okei tos bandyt klikus taip padaryti, aš nežinau. Mes, kai darom, tai darom, nu,
tiesiog kažką pašiept, patikrint budrumą ir panašiai, o čia, nu, jeigu čia irgi toks tikslas, okei. Nei vieno fake komentaro, aišku, gal apačioj ten per visą komentarų skiltį pamatytum, bet atrodo, kad tiki žmonės. Nu tai ir sveikinu. O, pandas, net nematysi to video, aišku. Eiktim, apšiai, nekasa, ką mes čia darom. Vienodą vasarą. Skelbiam oficialų verdiktą. Fake! And... Gay! Mačiutė, ne? Sunkiai eina, nepraleido Čia santarai. Jo, santarai. Santariškės. Teisingai, labai gerai. Sustoji. Ką darys, kaip galvojat? Padės, karočiui, pereit, Молодец, бахурас, Vilniui, realiai. Молодца, бабушка, давай, į mašiną. Nu, žiūrėkit, Laik, du žmonės. laikas. Nuneša, Nuneša. per gatvę, Esat matę patys tokį vaizdą? Esat matę? Čia yra zašibis. Čia realu? Realu? Čia aišku, Taip, iš mėnulio neiškrytom, Nu. Taip, esat matę, kad kažkas tai padėtų gerai? Ne. Bet ar jūs... Labai retas atvejis. Retas. O jūs ar neštumėt, pavyzdžiui, pamatot, kad reikia pagalbą mačiutį ir pasiėmat ant kopros? Ant kopros. Svarbu padėti, ne? O kodėl? Jos tai dagyvena, ar mes dagyvensim, klausimą. Jo. Video realu. Nesuvaidinti. Taip, Gerai, ačiū. Čia labai paplitęs video. Iš karto pasakiau, kad čia yra surežisuota. Jūs jau matėte šitą video? Mačiau, kartėlį parodė ir... Jau rodė. Tai jūs sakot, kad čia suklastotas? Žinot, kaip aš galiu pasakyti. Kodėl būtent kamerą į mačiutę nukreipti? Įsijungiam video, kur matom du broliai, realiai broliai. Ir vieni populiariausių Lietuvoje šiuo metu žmonių jau. Pirmas vaizdas, ką matom, tai du geri draugai susitiko ir vienas susimastęs, kitas žiūri šiek tiek žemiau, ar ne, ir kažkokį turės dialogą ar kažką. Tai pasižiūrim, koks tas dialogas yra. Gerai, matom, kad Tarzanas pyksta kažkodėl. Kažkas, nestarima, ne? O Dominikas yra apmąstymas. Darbas. Kaip čia dabar viską išsukt, kaip išsigelbėti iš tos situacijos. Gerai. Nes Tarzanas piktis labai jau. Piktis, ar ne? Piktis. Gerai, žiūrim. Aha, dialogas vyko ir jis tada paklausė, ar tu filmuoji ar ne? Ar aš galiu jau nebemastyti? Iki tol nieko nevyksta. Čia yra minutės 1 sekundė. Toks jausmas, kad bandė minutę perlipti tam, kad gautų pinigų iš TikToko. Bet Lietuvoje TikTokus pinigų nemok, tai čia negali būti tas variantas. Kodėl nenukirpam tų 3 sekundžių? Gal čia jų, žinai, vaidybinis toks procesas bus. Ar ne vaidybinis, pasižiūrim. Filmuoji? Pafilmuok aš ten paaiškinu. Prašau pafilmuot. Viskas aišku? Kas tau viskas aišku? Tai dabar vyksta dialogas, kam yra, ar aišku, ar neaišku. Ir kas kam yra aišku? Tai dar neįsiaiškinu, kaip supratau, kas kam neaišku, nes klausimas į klausimą, jis klausė, ar tau aišku, jis atsako, ar tau aišku. Ir kas tau, kas aišku. Čia realiai vienas ratas didelis. Tai iš tų 5 sekundžių, kokį galim sudaryti įspūdį, kad kažkas kažkam yra neaišku. Jo. Tai dabar laukiam, kol kažkas paaiškės. Būti Klaipėdoj, seniukai. Buvai, ne? Ko tu važiuoji į Vilnių? Kas ten buvo su kovo Klaipėdoj? Leidai milžinai man žiūrėjo. Tai dabar supratom, kad yra klausimas dėl Klaipėdos. Kodėl Dominikas leido milžinui prilupti Tarzaną? Tarzanui kraujavo kažkas, ne? Kraujavo ir kodėl Dominikas nesustabdė kraujavimų? Aš taip supratau. Aha, tai kodėl Dominikas nepadarė, ką greitosios pagalbos medicinis sesutė turi padaryti? Gal pradėkime nuo to, kad reikėtų sakyti paslaugos, ne, medicininės kažkokias. Gal mes šiandien irgi netaip supratom. Pažiūrim biški daugiau, man atrodo, kad būtų. Tau kraujo nesustabdė. Kas jį? Nu va, matai, kraujo nesustabdė. Tai realiai ne Dominikas kaltas, o sesutė jau, jeigu jį dalyvauja čia. Ok, tai Tarzanas pyksta ant Dominiko, Dominikas ginasi. Nukraujavo gal Tarzanas per daug. Yra toks jausmas. Gerai. Ir tada Dominikas sako, tu pažiūrėk į mane. Man atrodo, kad Tarzanas jau prieš tai žiūrėjo į jį. Gal nematė Dominikas tiksliai. Bet... Supranti, nes nefilmavo gal. Ok, tai filmuoji? Davai jau filmuoji. Važiuojam. Poks man, kur, reikėjo sustabdyti. Sako, kodėl, what the fuck, Dominikai, tai jeigu sako sustabdyk kraujavimas, tai sustabdyk. Gerai, jau turim visiškai aiškę problemą ir kraujo nesustabdymas. Dominik kraujo nesustabdymas. Aš šiaip irgi gal pykčiau.
Aš manau, kad Dominikas nėra praėjęs pirmos pagalbos kursus ir dėl to nesustabdė. Jūs gal net neturi kompetencijos stabdyti. Aš kompetencijos niekada nematau. Tai Tarzanai gal nepyk, žiūrėk, ne visi galim sustabdyti kraujavimą. Pavyzdžiui, aš irgi galbūt čia nestabdęs, tai būtų jau man šitas sene pokalbis jau. Ar tau aišku jau sakyti? Jo. Ir šiaip gali ir pasimokyti iš to video, kad kraujavimą, jeigu yra kraujavimas, stabdyk. Tarzanas, jeigu kraujuoja kažkas, stabdom. Tikiuosi nepatoks klausimai, panaudo šitą. O? Gerai, aš stabdau čia, nes smūgis dabar. Kas čia per smūgis? Dabar su kokia intencija tas smūgis? Jeigu iš tikrųjų piktas smūgis, nu tai kodėl jis yra toks? Ir dabar stebėkime įdėmiai, kaip jie mušasi. Ok. Imtynės. Žiūrėk, dabar kažkoks vaikas traukia Tarzaną. Tarzanas viskas, jau bejėgis Tarzanas. Jau nieko Tarzanas, viskas, nieko nedaro. Ne, tai išskyrė. Dabar kažką traukia. Oi! Iš subininių. Kiek daug nepataikyt subininių vienam video. Žiūrėk, Purškį vienam gavo 2, 3. Ne, tai čia... Peilis. Kaip kokybiškai filmuotas peilis. Peilis. Tas berniukas traukia Dominiką, paskui nepavyko. Prisiminė, kad reikia Tarzaną traukti. Tarzanas nebemato, ką daryti, jau viskas. Aha, neapdaro Tarzanas nieko. Žiūrėk, nesiseka peilį ištraukti, niekam nesiseka ištraukti. Ir viskas, jam jau yra. O jau iškrito peilis? Dar ne. Ne, dar, žiūrėk, dar eik. Peilis iškris, žiūrėk, jis bando išmesti peilį. Išmetė. Nepavyko to peilio išsitraukti, viskas okei, bet kaip jis po to veidą dengiantis gali iš kišenės iškristi? Jeigu tau nepavyko ištraukti, tai kaip jis iškris? Turėjo jie pirmą dublį padaryti jau patį geriausią, nes čia yra vieša vieta, Vinco Kudirkos aikštė Vilniuje. Ir iš mūsų patirties, kaip profesionalo, ar ne? 13 metų, 25. Kompetitingi. Aš esu kompeticija. Tai mes pirmą video, kai darėm kurjerio grumtynės, mes pasirinkom tokią vietą, kur nebūtų žmonių visiškai. Buvo šalta, žiema, apsnigė ir rinkomės ten, kur patogu būtų išmest krepšį, bet ir nebūtų nei vieno žmogaus. Darėm pirmą dublį, mums pasirodė šiek tiek, kad galim geriau, darėm antrą ir jau pamatėm, kad žmogus buvo išlindęs, ar ne? Jau kažkaip telefoną buvo pasiėmęs. Jau filmavom. Tai mes, kadangi negalėjom daugiau padaryti dublių, taip gavas toks, koks gavas, bet mums pavyko. Tai irgi mes nesam tokie jau laimingi savo to kūriniu, bet žinias išėjom, tai kaip ir pavyko tas dalykas. Aš manau, kad šitas irgi gali žinias išėjti kaip dėl. Reikia nusiųsti, jie gal nežino, kad reikia siuntinėti, žinai, žiniasklaidas. Įdomu, ar čia buvo, atrodo kaip vienas dublis galėjo būti. Aš manau, kad vienas, nes dar pasižiūrėk, čia yra žmonių video gale, gali matyti, kaip vaikai, ar mergaitės ten stebi, matai. Čia vyksta stebėjimas. Tai jie turėjo vieną dublį. Ir viskas turėjo skirstytis. Man čia žiauriai įdomu, kaip atrodė tas po visko jau toks, tipo, čia išpurškė, išsiardė ir tokie... Kažką, peilį pasiimti. Eik, peilį pasiimti. Šiaip man kas patinka, kad dujos tiesiog, jos ne tik, kad griaužia akis, jos tokį duoda kaip smūgį tau į galvą, nes tu pradedi tiesiog skristi atgal. Matai, kai žinai, kad kas bus, tada jau... O, smūgis. Ai, ir krentam. Ką darai? Bet subininiai tai čia yra. Ir kas dabar vyksta? Kodėl jūs viskas, nieko nebedaro? Ai, gavo dujų. Gavo dujų, nežinai, sklinda dujos, tai ir Tarzanas gauti. Tai čia yra tiesiog pirma reklama. Vienas iš tokių būdų, kaip pasireklamuoti tą renginį. Ir tas būdas nėra blogas. Nėra blogas. Turi, labai daug peržiūrų, jau taip greit. Jie moka reklamuoti savo renginius, tais, kad, prastai, ganėtinai prastai, tai komentarus ten jau matėm. Tai už aktorinį 10 gaunate, aš mažiau šiek tiek duočiau, ne 10. WWE AliExpress Edition, tai čia toks labai... Šiaip tas reklamavimo būdas nėra kažkoks naujas išrastas. Ypač Amerikoje, tai čia toks standartiškas yra sukurti kažkokį beefą, dėl ko pykstatės ir dabar eisit kovoti. Tas pats Logan Paul, kiek kovoja su visais, visada labai susipyksta. Ten Jake Pauls irgi kiesai, visi susipyksta dėl kažko, užkuria tame internete kažkokį labai didelį burbulą, tada ten jau tie fanai, kurie tokie mažiau akilesni yra, pradeda skirstyti stovyklas ir taip sukelia didelį ažiotažą ir palaiko tą. Jo. Čia viskas okei su to. Viską, ką minėjom apie video, yra galimai, bet kas negalimai, tai kad čia yra fake and gay. Žiūrėkit.
Čia pas mus? Jo, čia Lietuva, čia Vilniuje, Kudirkos aikštė. Čia centrai, čia į čia. Nu, žiūrėkit dabar, kas bus. Žiūrėkit. Kalba apie Klaipėdą, ne? Nu. Žiūrėkit dabar, smūgiai. Į smūgį stebėkit. A kuo atvažiuoji į Vilnių? Nu. Šitas iš Klaipėdos. Jo. Šitas nupis nuo vaizdo. Nupis? Žiūrim. Pykstas, ne? Nu. Ir opa. Ai, Kiek čia realu, nu. realu? Aišku realu. Žiūrėkit, čia mušas. Konkrečiai realu. Realu visiškai. Iš Klaipėdo tiek čia, nahu. Žiūrėkit, kas dabar vyks. Žiūrėkit. Žinai, kaip sakoma, Vilnius Kaunas Bilis O, dujų, ne? Na. Krasava. Žiūrėkit, tai dabar peilį išmetė. Tai čia realu, ne? Visiškai. Realu. Čia vaidybos daug. Vaidybos, ne? Tai čia manot, kad suklastota šitas video? Nemanau, kad čia vaidybos. Ok, tai išsiskyrė šiaip žmonių nuomonės, ne? Aš manau, kad tu pataikai labai ant profesionalaus žmogaus. Jis irgi toks. Jo, jis toks Turi akį. atrodė išsilavinęs žmogus, tavo irgi gal išsilavinęs. Išsilavinę. Aš manau, kad tikrai yra doktorantūra. Jų nuomonės išsiskyrė, mūsų nuomonės sutapo. Rašykit jūs, kaip jūs manot. Jūs jau galvojat, kad, fake. Neklausykit mūsų, tikrai neklausykit, parašykit jūsų nuomonę, jeigu jį išsiskiriat, tai argumentuokit, kodėl tai manot, kodėl čia realu. Arba jeigu ir pritarėt, tai parašykit, gal kokių detalių mes dar nepastebėjom. Pasikartosim, kad laukiam video. Labiausiai norim tų, kurie nufilmuoti Lietuvoje, nes tada įdomiausia žiūrėti yra. Bet aišku, ir netmetam galimybės apžvelgti ir užsienyje esančių fake arba ne fake video. Jeigu patiko šitas video, paspauskit like. Paspauskit, žinokit, subscribe. Ir vieną komentarą riebų. Didelį komentarą. Jo. O video siūskit į Instagramą nešvankiai arba komentaruose. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Nedas Kybartas. Ir Deivis Rumbutis nešvankiai atsisveikinu. Iki kito karto. Iš Klaipėdos gauni pizdai, iš Kauno irgi gauni pizdai Vilniui. Okay. Atvažiuoji į Kauną, iš Vilniaus gauni pizdai automatiškai. Gerai.